Tada, kas atsitiko? Ką? Virvės buvo 2 pirštais per trumpas. Jis surinko visas virvės savo namuose. Jie nebeturėjo virvių ir vis dėlto trūko 2 colių. Ką jį darė? Ne. Ką jį darė? Jūs nežinot, ką jį padarė. Pasidavė? Jie įtraukė visas savo draugės, kad atneštų virves iš savo namų. Tai yra Sankirtana. Jei ji nebūtų atlikusi Sankirtanos, nebūtų jokio klausimo, kad Krišna būtų pamatęs jos ypatingas pastangas. Jūs galite stengtis, kiek norite vienas pats, bet jeigu jūs nepadėsite kitiems, neįtrauksite jų, siekiant surišti Krišnas, jūs galite turėti savo siekius, bet jūs turite įtraukti juos taip pat, kad padėtų jums siekti jūsų tikslo. Tai yra Sankirtana. Kas gali tai padaryti vienas? Kali Jugoje. Tai ne mūsų galimybėse padaryti tai vieniems. Todėl Mahaprabhu, jis nepasakė tiesiog Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama, Iva Kevalam. Jis nepasakė tiesiog kartokit, kartokit, kartokit. Jisai sako, Kali Yuga Dharma Arnam Sankirtan. Sankirtana reiškia Sanga Kirtana. Ir tai taip pat reiškia Samyak Kirtana. Taip. Sankirtana Yagya yra esminė Kali Jugoje. Nėra Sankirtanos, jūsų džapa niekada netaps gili. Taigi, reikia daryti ypatingas pastangas. Yra 2 rūšių ypatingas pastangos. Ekstra pastangos kartuojant džapą ir taip pat ekstra pastangos įtraukiant kitus, įtraukiant juos į grupinės pastangas, kad mes galėtumėm kreiptis į Krišną, jo malonės, galėtumėm kreiptis į Radharani, jos malonės. Tai yra, galėtumėm kreiptis į Gauranitai dėl jų malonės. Tada jūs galite tikėtis kažką gauti. Neatsiduodami Sankirtanos principai, jūs vargu ar galite tikėtis gauti kažką. Tai yra vadinama nepriklausomas angelas. Nebandykite tapti nepriklausomais angelais. Mes darome savo džapą, kad mes galėtume dalintis su kitais Sankirtanos formą. Ir mes atliekame Sankirtaną, turėdami viltį, kad galėsime giliau ir giliau pasinerti į savo džapą Jagya. Sankirtana yra tarsi Rasa Lila, o džapa yra tarsi Nikundža Seva. Abu yra reikalingi. Sankirtana, Rasa Lila ir Džapa, Nikundža Lila. Atlikdami Sankirtaną Jagya, Rasa Lila, tada Krišnos susidomėjimas jumis padidės, kaip gopės jos kartu bendradarbiavo, tam, kad galėtų suteikti malonumą Krišnai, atlikdamas Rasa Lila. Jų grupinės pastangos kooperuojantis kartu, kai Krišna mato kooperacinę dvasią, šitą nesavanaudišką tarnystės dvasią, kooperatyvinę dvasią, pastangas bendradarbiauti su kitais, tai reiškia, mes turime atsisakyti savo egocentrizmo pakankamai, atsisakyti savo nepriklausomybės, tam, kad galėtume bendradarbiauti su kitais. Ir tam reikalingas tam tikras aukštesnis nesavanaudiškumo lygis. Kai Krišna mato šitą aukštesnį nesavanaudiškumo lygį, tada jisai yra linkęs dar arčiau bendrauti su gopėmis. Tai padidina jo apetitą dar gilesniems santuokiniams žaidimams su gopėmis Nikundžoje. Taigi šitie, jūs turite bandyti suprasti šios dalykus giliai. Ir Krišna jums padės. Krišna atsilieps jums. Bet jisai nori pamatyti šitą nesavanaudišką seivą bhavą.
in the Sankirtan. Sankirtanoje, Rasa Liloje. तन्मय होना, निम तन्मय बोलते हैं, भगवान में तन्मय हो जाए, कीर्तन करते करते खो जाए प्रभु के चरणों में। कुछ बात है बहुत नहीं Hare Krishna.